tiesiog popsinduizmas gali būti tam tikrų šaltinių, iš kurio yra įmamos trūkstamos dalis pastatyti religijos tam konstruktui. Ir aš norėčiau jau ateiti prie pabaigos, jau labiau pereidamas prie filosofinės savo pranešimų dalies. Yra tokia sritis filosofijos, kuri vadinasi hermeneutika. Tai yra teksto supratimo teorija arba supratimo apskritai. Ir yra toks dalykas kaip hermeneutinis faktas. Tai filosofas Gadameris, Hansas Georgas Gadameris, jis sakydavo, kad kiekvieną mes tekstą suprantame prieidami su juo, turėdami tam tikrų prietarų. Prietarai žodžiais nevartojo neigiamą prasme, jis turėjo omeny, kad tai yra tai, kas tariama prieš. Tai prietarai, tas, kas ištariame prieš. Ir aš skaitydami bet kokį tekstą, mes turime įvairius išankstinius įsitikinimus, jį pasiekėme iš tam tikros kultūros, iš tam tikros istorijos. Ir skaitydami tekstą mes bandome išankstinį savo nusistatymą apie tekstą kažkaip patvirtinti. Kartais tame tekste atrandame, kas mūsų išankstinius nusistatymus paneigia, tada jas kažkaip tai koreguojame. Ir taip, sąveikaujant tekstui su skaitančiuoju, gimsta kažkokios tai prasmės. Ir aš norėjau pabrėžti šiame savo pranešime tai, ypač nagrinėdamas religijos ir pagonybės sąvokas, jog neopagoniškoji religija, neopagoniškųjų religijų atstovai, jie iš tiesų vadovaujasi krikščioniškosios kultūros prietarais, jie vadovaujasi krikščioniškosios kultūros sampratomis, iš kurių konstruoja savo religiją, bet jie nėra senosios religijos tąsa. Mes galime netgi pastebėti, kad senosios pagoniškos religijos atsiveria kaip didžiulė kietybė krikščionybės atžvilgiu. Mes netgi negalime taikyti religijos sampratos, sakykime, daugeliui senųjų pagoniškų tikėjimų. Mes ten negalime šnekėti apie daug tų sampratų, kurios yra natūralios krikščioniškoje kultūroje. Tačiau šias visas sampratas taikyti neopagoniškosiams religijoms mes iš principo galime, nes pati neopagoniškoji religija savo tapatybę konstruoja vakarietiškos, judeo-krikščioniškosios kultūros koncepcijas naudodama. Ir tokie pavyzdžiai galėtų būti elementariai, kad ir tai, kad Romuvos judėjimas neopagoniškasis, jis save tiesiog apibūdina kaip religiją. Ir daugelis neopagoniškų judėjimų, jie netgi siekia privalstyti tradicinės religinės bendruomenės statusą, jie apibūdina save kaip religiją. Nors religija, iš tiesų, jeigu kalbėtume apie senąją lietuvių pagonybę, yra sunkiai pritaikomas terminas senąją lietuvių pagonybei. Iš vienos pusės senąją lietuvių pagonybė nėra tik religija, iš kitos pusės ji neturi visko, kas būdinga religijai. Bet štai Romuvos neopagonis, jie identifikuojasi save kaip religija. Sakykime, lenkiškas neopagonių judėjimas, jis taip pat save apibūdina kaip religinė ir netgi jis apibūdina save kaip bažnyčia, koščių, ar ne? Tai iš viso krikščioniškiau negali būti. Ta prasme, bažnyčia yra grinai krikščioniškas kultūros dalykas ir mes galėtume dar analizuoti tai, jog iš tiesų, kad ir kitos neopagoniškosios grupės, kurios neidentifikuoja save kaip bažnyčia, nesako žodžio bažnyčia, vis tiek jos turi labai daug struktūrinių bruožų, kurios yra būdingos krikščioniškai bažnyčiai, bet ne visada būdingos pagoniškai bendruomeniai. Paėmiau ir graikų neopagonių puslapį, tai graikiškai religija yra thriskija ir žodžiu, šitas žodis thriskija, kaip sakiau, jis atsirado 4 amžiui, kaip kalkė iš latinų kalbos. Tiesiog latinų kalbos žodį religija išvertė pagal šaknį į graikų kalbą. Ir mes matome, kad skundžiasi interneto svetainėje tas pagoniškasis judėjimas, kad jie neduoda tradicinės religinės bendruomenės statusą. Nors senieji graikų pagonys, jie nei savęs identifikavo kaip religiją, nei romėnai identifikavo kaip religiją, nei juos galima būtų labai lengvai identifikuoti kaip religiją. Ir jie nepaisant to, teigdami, jog jie tęsia senasis graikų pagonybės tradicijas, jie save identifikuoja kaip religiją ir pyksta, kad valdžia jų nepripažįsta kaip religinio judėjimo.
vat kodėl jie nori būti identifikuoti kaip religija? Gal jie nauda iš to kažko? Ne, tai nauda, bet tai man, pavyzdžiui, kaip filosofui man rūpi autentiškumas, o ne nauda. Tam pačiam graikų kultūroje, tarp kitko, irgi nauda tai buvo labai žemas dalykas. Kaip, pavyzdžiui, koks Aristotelis sakydavo, kad pirmoji filosofija, metafizika yra vertinga pati savaime, kad negalima naudoti jokios naudos iš jos ieškoti, nes tiesos pažinimas yra didžiausias malonumas ir taip toliau. Tai netgi mes, jeigu žiūrėtume iš graikų pagonybės prizmės, tai naudos ieškojimas, naudos siekis, išduodant tiesą, būtų niekingas dalykas pačios graikų pagonybės akimis. Tai dėl to mes negalim tik argumentuoti. O tai tarkim, ko jie siekia, siekdami? Ne, tai jie greičiausiai siekia tiesiog, kad valdžia skirtų pinigų. Bet valstybinis pripažinimas iš karto galima ten mokykloje mokyti ir panašiai. Ne, tai graikai nieks neleistų mokykloje mokyti, nes ten yra specifikybė jo. Bet apskritai tai duotų jiem pinigų. Ir viskas. Ir galų gale, vėlgi, aš į leksiką norėčiau atkreipdėmėsi, kad aš šiek tiek minėjau, kad tikėjimas pagoniškose kultūrose yra šiaip jau problematiškas dalykas. Daugelį pagoniškų religijų tikėjimas iš vis yra prastas žinojimas ir tokios sampratos ten nėra. O Romuvos, sakykime, bendruomenė, ne tik Romuvos, mes galėtume bet kurią paimti, išneka apie savo tikėjimą, apie netgi tikėjimo tiesų šaltinį. Ir šita leksika, grinai, žodyno požiūrį, yra grinai krikščioniška leksika, kuri senosiam religijom nebūdinga. Čia Lenkų religinė grupė, irgi netgi savo pavadinime naudoja žodį vera, tikėjimas, ir irgi pavyzdys, kad, žodžiu, figūruoja kažkodėl tai tikėjimas neopagonybių leksikoje, nors tai senai pagonybė nėra būdinga. Kaip turėtų tada kitaip vadinti? Jeigu ne religija, netikėjimas, tai kaip tada, norint apibūdinti tai, tiki apibūdinti? Čia yra problema, kad tu negali būti baronas Münchhausenas ir savęs iš lūpų iš pelkės ištraukti. Negali taip. Jeigu tu esi krikščioniškai kultūrai, tai tu turi krikščioniškos kultūros tam tikras sampratas, iš kurių tu išeini. Ir būtent tai yra viena iš priežasčių, dėl ko tu negali būti senosios pagonybės tęsėjai, nes tu jau gimėjai visai kitai kultūrai. Ir tu jau nebeturi tos tradicijos, ir tu nebeturi tų sampratų, ir tau netgi suprasti, kas yra senoji pagonybė, yra beveik neįmanoma. Tai čia yra esmė. Bet ar mes galim apibūdinti, ko tada neturi tie neopagonys? Mes net nežinom, realiai, ar ne? Mes galim, taip, žinoma, tai būtent mes galim, čia, kodėl aš pavyzdžiui filosofiją, sakykime, to paties Heidegger ar Gadamerio požiūrį, jie būtent kom skiriasi, sakykime, nuo apšvietos filosofų, kad jie sako, kad mes galim identifikuoti, taip sakyti, savo prietarus, mes galim pasakyti, ko mes tikim ir iš kokių mes prietarų išeinam. Mes negalim jų atsisakyti tų prietarų, mes jais aplipę ir viskas. Bet mes galim bent jau apibūdinti, ką mes turim. O ko jie neturi, jau yra daug sudėtingiau ieškoti. Ir mes tikrai, kaip jūs sakot, būtent iš dalies, jeigu galbūt mes laiko mašiną nukeliautumėm į Senovės Graikiją, mes matytumėm, kad tai yra visai kitoks tikėjimas, negu mes įsivaizdavome, nes mes ir vėlgi tikėjimas netgi žodis. Ne, taip. Nes mes tai aš sakau, mes negalim. Kaip tikėjimą. Tai aš sakau, tai aš būtent ir sakau, kad aš kartą pakartosiu tą metaforą, kad mes ne baronai Münchhausenai ir iš plaukų išpelkės savęs neiškelsiu. Mes vartojame žodžius religija, tikėjimas ir taip toliau. Ir aš vartoju tas žodžius. Bet aš nesakau, kad būtent aš vartodamas šitos žodžius, aš ir apibrėžiu, kad aš esu vakarų civilizacijos 21 amžiaus gyventojas, kuris per tokią prizmę mato pasaulį. Ir aš negaliu matyti pasaulio per senovės pagonių prizmę. Ir dėl to aš pripažįstu, kad aš negaliu atkurti tos religijos, nes aš negaliu matyti pasaulio per jos prizmę. Bet tai, tarkim, gali tada kurti naują tą savo pagonybę. Taip. Būtent dėl tas terminas neopagonybė, kodėl jis yra visgi pagonybė ir kodėl neo. Tai dėl to, kad taip, tai yra apskritai, tai yra pagonybė. Tai yra, pagonybė pats terminas, kaip matėm, tai yra viskas, kas ne krikščionybė, ne judaizmas ir ne islamas. Tada taip, tai yra pagonybė. Bet terminą irgi keisti reikėtų. Taip, bet kokį turim su to gyvenam. Bet kokiu atveju, tai mes galim pasakyti, kad gali žmogus būti pagonis, jis gali kurti pagonišką religiją. Tiesiog jo legitimacijos šaltinis, tai yra jo tas
religijos supratimas, iš kur kyla, jisai turi būti kitoks. Jeigu jisai sako, aš esu pagonis 21 amžiuje, tai viskas su to gerai. Bet jeigu jisai sako, aš noriu tradicinės religinės bendruomenės statusą, jis sako, kad aš esu senosios pagonybės tęsėjas, tada jisai sako sunkiai įrodomus dalykus. Bet jeigu jisai sako, aš esu pagonis, tai viskas gerai, mes pridedam, religijotyrininkas prideda neo ir viskas aišku, apie ką mes šnekame. Tai tarkim, dar grįžtant į lietuvių kalbą, tai tas žodis tikėjimas, ar jis yra labai naujas, kad sakot, va čia netinka tiem pagonis apibūdinti ar panašiai? Tikėjimas vartoti, apibrėžti, kaip religijos apibūdinimą, tas žodis yra prigijęs tik dėl to, kad krikščioniškoji religija yra krikščioniškasis tikėjimas, tai tapatus dalykai. Bet kad ir tam pačiam hinduizme, tai pirmoje vietoje yra žinojimas ir darymas, o ne tikėjimas. Ir dėl to hinduistinės religijos šalininką kai kuriais atvejais pavadinti kaip tikintįjį arba priklausantį tikėjimui būtų iš viso labai keistas dalykas. Tai tarkim, hinduistą reiktų vadinti žinotojas. Ne, tai čia yra platesnė problema. Čia tos problemas yra neįsprendžiamas, kurias aš kaip ir sakiau, mano tikslas yra iškelti daugiau klausimų, negu pateikti atsakymą. Aš gal galiu įsidėti, toliau problematizuojant, nes jeigu šnekam, kad šiandieniniai neopagoniai žmonės, kurie save identifikuoja, jie neva nenusipelno vadintis tradicijų ten tęsėjais, kokios jos bebūtų, juk mes krikščionybės pavadinimą irgi neatnaujinom su kiekvienu besibaigiančiu amžiu. Ji nuolat kaitoje, ar ne, yra šita kultūra ir religija, juk nesakom, tai 19 amžiaus krikščionybė, tai 20, tai yra kažkokie ryškesni atskaitos taškai, skilimas ten, ar rytų bažnyčia, vakarų bažnyčia ir taip toliau, bet vėlgi mes nuolat neatnaujinam. Tai čia toks nuolatinis vėlgi terminų ir žodžių žaidimas. Tai kodėl krikščionybė irgi netradicinė religija. Aš apie šitą dalyką. Autentiškumas čia tas pats, kas pirmųjų žmonių problema, ar ne tų indigenous people, dabar jie gali tęstis ir ieškoti pirmųjų žmonių, kurie atėjo tam tikrą žemę, čia galingos kelionės po istoriją turėtų būti. Kadangi čia jau mes organiškai perinam prie diskusijos, mano paskaitos medžiaga jau irgi baigėsi, tai aš tiesiog pabaigsiu. Jo, nes, čia tiesiog pavyzdys, kad tiesiog perim tą sampratą iš kitos religijos, iš hinduizmo arba iš New Age'o, o pristatoma kaip lietuviška dvasinė praktika. Tai va, ir išvadas, kaip aš jau apibūdinau, kad, žodžiu, mūsų, jeigu mes gyvenam demokratinėje visuomenėje, tai kiekvienas turi aišku laisvę išpažinti kokią nori religiją ir viskas su to ok, o senosios pagonybės tąsos klausimas yra visai kas kita. Ir galų gale, sakykime, religijotyrininkui, mokslininkui, tai yra labai sunku atsakyti klausimą, kas yra senoji pagonybė. Bet labai lengvai tai gali padaryti kulto lyderis. Ir parealizavus. Neįsižeiskit taip, kas yra neopagonių, aš nesu tai. Tai va, ir literatūra. Ačiū už dėmesį, dabar pašnekėsim diskusijos. O gali